Sveiki, laba diena, sulaukė tos didžios regbio dienos, galima sakyti taip, nes šiandien žaidžia Lietuvos rinktinė, retas atvejais, galima sakyti taip, Lietuvoje, ir šiandien susitinka jis su Andoros komanda. Sišauskas prieš pat rungtynės, tiesiog jų tikslas yra nuo pat dvikovos pradžios naudoti spaudimo. Čia štai toks šansas, ataka kairiuoju kraštu ir pirmieji 5 taškai, pirmasis žeminimas, kurį pelno mūsų ekipos 11 numeris, tai yra Jonas Mikalčius. Neblogas smūgis ir taškai yra įrašyti Andoros komandai. Naglis Dunčikas, kaip ir minėjau, vienas Ąžuolo žaidėjų dabar su kamuoliu buvo. O čia šansas lietuviams, iš karto pagyvėjimas tribūnose ir taškai yra, atrodo taip pat, turėtų būti. Ir dabar Andora bando kontratakuoti kairiuoju kraštu. Nepavyksta užgriebti ir parversti varžovų lietuviams, po to jau žinoma iš karto džiaugsmas tribūnose, nes verčiamas žinoma labai netoli ir lengvas grobis šie taškai, galima sakyti, ir žeminimas buvo įskaitytas Andoros komandai ir po to realizacijos smūgis buvo tikslus. O čia ir lietuviai atrodo atsako taškais. Grąžina kamuolius į žaidimą ir čia 7 numeris, kurį jau minėjau, Domantas Tautkus. Ir artėja lietuviai prie varžovų įskaitinio ploto ir čia atrodo, kad žeminimas yra, šiaip netaip pavyksta, Žygimantas Radžius. Ir lietuviai artėja prie varžovų įskaitinės zonos, čia perdavimas. Ir pabando per dešinę, per kurią pavyko prieš tai pelnyti taškų ir čia taškai turėtų būti dar kartą. Donatas Vilimavičius, jeigu neklystu, jis 15 numeris. Dabar tarsi vėjas praskodė tuo dešiniuoju kraštu. Ir čia Mindaugas Misevičius. Greitai pradeda mūsų komandos ataką Jonas Mikalčius. Ir Mikalčius pabėgo, turėtų būti dar 5 taškai, labai lengvai. Mikalčius tiesiog tarsi per treniruotę dabar pelno dar 5 taškus. Ir pavyksta pataikyti, dabar atrodo taip Donatui Vilimavičiui. Ir čia neblogai dabar kontratakuoja Andoros komanda, artėja prie mūsų įskaitinės zonos. Čia labai didelis susigrūdimas prie vartų ir pavyksta pelnyti taškus, skimų ir porą žeminimų, kuriuos pavyko atlikti Jonui Mikalčiui. Na taip pat ir Žygimantas Radžius, atrodo, mūsų komandos kapitonas, pelnė 5 taškus. Taip pat ir čia dabar Vytaras Bloškys, lazeris rodo savo klasę ir pelno dar 5 taškus. Nepasivėja jo varžovai, Vytaras Bloškys tiesiog greitas, na, lazeriškas, galima sakyti taip. Gražiai sužaidė dabar lietuviai, pergudravo varžovų komandą, o čia Vytaras Bloškys, kaip prabėga pro oponentus, tarsi jie stoviniuotų ir, na, lauktų kažko, čia štai taip ir labai gražu. Donatas Vilimavičius, dar 5 taškai. Vilimavičius dabar nusiteikė ir jo realizacijos smūgis sėkmingas. Yra taip, kurie mokosi Anglijoje, bet daugiausia regbininkų yra iš Šiaulių ekipų, Vairo Kalvio bei Baltrek Šiaulių, o čia šansas ir Tomas Zibolis, labai gražu. Puikus perdavimas Ziboliui, tiesiog dalijosi kamuoliu dabar labai pavyzdingai lietuviai. Ir atrodo, kad tai yra viskas. Mindaugas Misevičius jau dėkoja aukščiausiam. Na, o mes galime padėkoti regbio rinktiniai už puikų reginį, puikias rungtynes ir pergalę šiandien 49-17, be jokios abejonės taip pat ir už tai, kad lietuviai patenka į aukštesnį divizioną, į 2A divizioną. Linkime sėkmės ten.